Žadėjau parodyti pirmą bandymą surinkti, bet neslėpsiu, čia yra jau antras bandymas surinkti, nes pirmą bandymo metu negalvojau, kad taip grubiai reikia čia elgtis. Bet pasirodo, reikia biškį jėgos renkant, aš kažkaip pabijojau, nes galvojau, kad šita mediena yra šiek tiek jautresnė. Tai yra lietuviškos įmonės lengvai surenkami mediniai baldai, kurie yra visi išpjaustyti iš medienos. Jiems surinkti nereikia jokių įrankių, tu susirink kaip savotiškas Lego. Šiaip visai fainas surinkinėti, tik sakau, pirmą kartą dvėjojau, kad reikia tiek jėgos ir jos tiek nenaudojau ir šiek tiek tada stebėjau, kodėl mano procesas nejudi prieki. Ir tada pabandžiau panaudoti daugiau jėgos ir visas procesas iškart suvažiavo į vietas. Lietuviškos įmonės Lietuva kėdutė, tokia kėdutė kainuoja 30 eurų ir matot, aš ją iš antrą kartą surinkau, nežinau, per 30-40 sekundžių. Ir jos tvirtums yra tikrai adekvatus. Jų baldų nuorodą rasit komentare po šito video, mes prekiaujam ir jų baldais, mums labai patiko video, kurį darėm iš parodos Vokietijoje, kur parodžiau tuos baldus, tai jų rasit ir Getbekse, šitą kėdutę 30 eurų nuorodą komentare. Te.